31. Labai sunkus uždavinys, vien pažiūrėjus jau čia siaubas ima, štai turim tokią sudėtingą lygybę, o reikia apskaičiuoti štai tokio reiškinio reikšmę. Tai ką čia dabar daryti? Akivaizdu, kad reikia šitą reiškinį kažkaip pertvarkyti, kad gautumėm kažką panašaus į šitą. Bet su kubinėm šaknim yra sunku dirbti, tai mes tiesiog įsiveskim keitinį ir pažymėkim, kad mūsų štai šitas x pakeltas 2/3 būtų a lygus, o y pakeltas 2/3 būtų lygus b. Iš čia x išsireiškiam, norint išsireikšti x reikia kelt abi pusės 3/2, tai gausiu a pakeltą 3/2, o y bus lygus b pakeltą 3/2. Na ir tada x kvadratą mums reikia, nes va čia turim x kvadratą, x² y kvadratu, visų šitų mums reikia. Tai x kvadratas bus lygus a kubu, o y kvadratas bus lygus b kubu. Na ir dar reikia x², tai x² yra lygu a6, nes šitą lygybę pakėlim abi pusės kvadratu. Dabar reikia jau mums apskaičiuoti šito reiškinio reikšmę. Tai aš perrašau šitą lygybę tiesiog ir tada toliau skaičiuoju. Rašau lygu, čia kvadratinė šaknis ir vietoj x kvadrato aš įrašau a kubu plus kubinė šaknis. Vietoj x² įrašau a6, o vietoj y kvadratu įrašau b kubu. Ir plus 5 kubinės šaknys iš vietoj y kvadratu įrašau b kubu. Lygu. Dabar, kaip matai, puiku, šaknys išsitrauks. Kvadratinė, aišku, neišsitrauks, bet va čia iš a6 traukiam šaknį bus a kvadratu. Na, o iš b3 traukiam šaknį tiesiog b. Plus 5 ir čia iš kubinės šaknies iš kubo traukiam kubinę šaknį 5b. Lygu šitam pirmam pošaknį tiesiog a kvadratą išsikeliu prieš skliaustukus, plus 5b lygu, o dabar žiūriu, a plus b yra, mes žinome, kiek čia bus, x² plus y², tai a plus b. Mes matome, kad mūsų a plus b yra 25. Tai mes galime čia tiesiog įrašyti 25, bus kvadratinė šaknis iš 25a plus 5b. Lygu, iš 25a kvadratu, atsiprašau. Tai bus 5a plus 5b, išsikeliu penketuką prie skliaustus ir vėl vietoj a plus b įrašau 25. Taigi atsakymas 125. Matai, kokį sunkų uždavinį įveikėm.